Susipažinkime, Augustinas. Labai lauktas ir planuotas mažylis, šį pasaulį išvydęs pernai rugsėjo pradžioje. Beveik 3 mėnesiais anksčiau nei reikėjo. Augustinas vienas iš paskubėjusių gimti arba neišnešiotų vaikų. Todėl jo vos kelių mėnesių biografija kupina iššūkių kovoje už gyvybę bei sveikatą. Jis toks mažas buvo, kad aš net neįsivaizdavau, kad tokie vaikučiai egzistuoja. Aš pamenu, taip mane operavęs gydytojas klausė, sako, kaip ar jau matėt vaikelį? Sakau, taip, mačiau, bet sakau, aš net negalvojau, negalėjau patikėti, kad jie tokie mažiukai apskritai būna. Tai buvo labai keista. Augustinas gimė svėrė 770 gramų. Pusantro mėnesio praleido reanimacijoje, dar 2 mėnesius kartu su mama ligoninėje. Vita pamena, pačioje pradžioje net ir patys mažiausi kūdikių drabužėliai jos sūnui buvo per dideli, o kiekvienas priaugtas gramas rodės neįkainojamos vertės. Augustino kelias į visavertį ir sveiką gyvenimą prasidėjo apsuptas rūpestingų gydytojų ir šiuolaikinių medicinos technologijų. Kaip ir mūsų mažasis herojus, per anksti pasaulį atskuba 5–6% iš visų naujagimių. Lietuvoje kasmetai 1600–1700 vaikų. Atrodo, tai nėra labai didelis skaičius, jeigu galvojam, kad gimsta apie 30 000 naujagimių. Bet iš tikrųjų tai yra ypatingi vaikai. Ypatingesni negu kiti. Tiek medicinos požiūrių, tiek slaugos, šeimos požiūrių ir visuomenės požiūrių. Taip pat jie yra ypatingi. Išoriškai jie mažyčiai. Deja, anaiptol nemažos suaugusiųjų kopijos. Jie daug ko negali, nesugeba kvėpuoti, čiulpti, žįsti, ryti. Gali būti nesubrendusi naujagimio žarnyno sistema, skrandis, kepenys, kiti organai. Kuo mažiau laiko vaikas praleido mamos įsčiuose, tuo labiau jis čia, mūsų pasaulyje, pažeidžiamas. Žaloti gali net šviesa ir garsas, net ir rankų prisilietimas. Jų oda labai pažeidžiama, ji labai plona, nesusiformavusi, tai vien nešvelniai prisiliečiant mes galim sužaloti odą. Jeigu vaikas labai gležnas, vėlgi gali lūžti, jo kaulai yra nesusiformavę ir trapūs, jie gali lūžti. Tokių vaikų imuninė sistema nesusiformavusi, reiškia, jie yra labiau jautrus mikrobų apsupčiai, kuri yra apie juos. Nes sveikiems vaikams, išnešiotiems ir didesniems neišnešiotiems naujagimiams užtenka to, ką gamta sukūrė, meilės, šilumos ir mamos pieno. Tuo tarpu neišnešiotiems iš tikrųjų reikia šiuolaikinių technologijų, modernios įrangos, šiuolaikinių sudėtingai gaminamų arba gaunamų vaistų, kurie padeda jiems išgyventi. Ir kas labiausiai svarbu, man atrodo, pasirengusių žmonių, gydytojų ir medicinos seserų ar slaugytojų, kaip dabar vadiname. Medicina šiandien gali daug. Šiuolaikinės technologijos ir atsidavę medikai dabar gali išgelbėti vos 0,5 kilogramo tesveriančius mažutėlius. Gydytoja puikiai pamena mažiausiąją coliukę, mergytę tesvėrusią kiek daugiau nei 450 gramų. Tik, sako, 100% garantijos turbūt niekur nebūna. Taip dėja ir čia. Tačiau naujagimio medicinos pažanga neginčijama. 1992–1993 metais Lietuvoje išgyvendavo maždaug 10–12% iš tų, kurie gimė sverdami iki 1000 gramų. Dabar išgyvena apie 60%. Nuo 1000 iki 1,5 kilogramų arba 1500 gramų išgyvena 95%. Apskritai kūdikių mirtingumas yra sumažėjęs Lietuvoje per nepriklausomybės laikotarpį daugiau negu 4 kartus. Tik Lietuvai tapus nepriklausomai, neišnešiotus naujagimius pasiekia jų išgyvenimui būtinos medikamentų dozės. Iš pradžių po kelias, po 10. Dabar jos kasdienybė tiems, kuriems jos būtinos. Šiandien mes galime kvėpuoti, arba įranga gali kvėpuoti už naujagimį, mes galime paskirti jam biologiškai aktyvių vaistų, kurie brandina jo plaučius ir dėl to trumpėja dirbtinio ventiliavimo poreikis, jam yra skiriami širdį ir kraujagyslės ir kraujotaką veikiantys vaistai, jam yra skiriamas maitinimas. Šiandien puikiai
išsivyščiusi, aš sakyčiau, yra naujagimių chirurgija, operuojami ir labai maži neišnešioti naujagimiai. Augustino operaciniu būdu užvertas širdies latakėlis, kad berniukas galėtų kvėpuoti. Dabar jo mama džiaugiasi, jog sūnus neturi jokių rimtų ligų. Tiesa, medikų stebėjimas neišnešiotukams ir toliau būtinas, siekiant pastebėti galimus raidos sutrikimus ir laiku juos pradėti koreguoti. Kai kuriems būtina priežiūra ir gydymas dėl diagnozuotų sutrikimų, dar taikomos profilaktinės programos. Lietuvoje yra įdiegta mažų neišnešiotų naujagimių apsauga nuo labai pavojingo respiracinio sincipinio viruso, kuris žiemos sezonų, rudens žiemos sezonų sukelia sunkią apatinių kvėpavimo takų ligą, ypač neišnešiotiems naujagimiams. Tai Lietuvoje turime tokią programą, kai tokiems neišnešiotiems naujagimiams sezono metu švirkščiame specialių antikūnų prieš respiracinį sincipinį virusą. Ir taip galime apsaugoti pačius mažiausius, kad jie nesusirgtų, o jeigu susirgs, kad sirgtų lengvai. Augustino Achilo kulnas, sako mama, visuomet bus plaučiai. Todėl jau dabar po truputį mažylį grūdina ir tikina, kad neaugins sūnaus kaip ypatingo dėl sveikatos vaiko ir kitiems neleis su juo ypatingai elgtis. Beje, visuomenė, pastebi pašnekovės, apie itin mažus neišnešiotus mažylius dažnai nė nežino arba ribotos žinios gerokai iškreiptos. Nežinojau ir aš, pripažįsta Augustino mama, šiandien būtent dėl pačios jausto informacijos trūkumo sutinkanti kalbėti viešai. Aš prisimenu, kai ligoninėje gulėjau ir jisai dar valgė per zondą, buvo zonduojamas, jam tiesiai skranduką buvo supilamas maistelis, manęs vis ateidavo ir klausinėdavo, kas iš pažįstamų, tai ar jau maitinė iš krūties, ar jau krūtinė maitinė? Aš sakau, tai kaip jis valgys, jeigu jis dar žįst net nemoka, kad jis dar toks mažuliukas. Augustinas visko išmoko ir šiandien jo mamos tvirtumu didžiuojasi visa šeima. Kaipgi kitaip, nepaisant bejėgiškumo jausmo, kai matai savo kūdikį inkubatoriuje ir niekuo padėti negali, Vita neleido savo palūžti. Maža to, ligoninėje guodė ir kitas mamas, nesilaikančias taip tvirtai. Mama man pasakė, prie vaiko verkti negalima, nes jis viską jaučia. Ir aš iš tikrųjų kažkaip taip prie vaiko neverkiau. Buvo kelios tokios akimirkas, momentai, kai iš tikrųjų taip jau jautiesi bepavalgūštantis toksai, bet susijami, kad negalima, kad jis jaučia viską, noris, kad greičiau pasveiktų. Panašios sėkmingos istorijos pamatyti jau paaugę neišnešiotukai. Visą tai, sako Vita, labiausiai ir palaiko. Tokią misiją – suteikti tvirtumo ir tikėjimo – įvardija ir kaunietė fotografė Irutė Jaruševičiūtė, jau kelerius metus fiksuojanti neišnešiotų mažylių gyvenimo akimirkas. Jos paroda Gyvybė telpanti delnuose pernai eksponuota Seime, dabar žvelgia į mažųjų pacientų šeimas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikose. Man jie svarbus ir labai gražus, atvirai sako menininkė, fotografuojantis sunkiai šeimoms momentais. Kai būtina įgyti pasitikėjimą, kad prisiliestum prie tokio mažutėlio, nors ir per fotoaparato objektyvą. Iš tikrųjų labai gražus, labai įdomus ir man labai patinka stebėti jų žvilgsnį, nes netgi būdami tokie mažutėliai, kada mama ateina prie jų lovelių, tos lovelės yra stiklinės, uždaros. Ir kada mamytės prieina ir bando paglostyti jų galvytę, jų rankytės, tie mažyliai, jie atsimerkia, jie pasižiūri savo mamą. Tai labai įdomu ir tie žvilgsniai, ir tas jų bendravimas, jie ypatingai reaguoja bet kokį prisilietimą savo artimo žmogaus. 500 gramų, daug ar mažai? O jei tai žmogaus svoris? Klausia fotografė ir čia pat darbais be žodžio atsako jos nuotraukų ciklai, fiksuojantis neišnešiotukų sėkmingą ir spartų augimą. Iš tikrųjų, be galo įdomu, kai matai tokį beviltišką, bejėgį mažylį, praizgytą laideliais, kuris kabinasi iš paskutiniųjų gyvenimo su savo mažučiais pirštukais. Ir vos praėjus porai savaičių, tai jau pamatai tą kūdikėlį kitokį, jau žvilgsnis jo yra kitoks ir jis jau nebėra toks bejėgiškas. Jie yra labai dideli kovotojai, iš tikrųjų jie labai stiprus yra. Ta stiprybė iš tikrųjų labai mane pagerėjo. Ir jų veidai yra suaugusių veidai tokių mažučių. Jeigu įsižiūrėsite į fotografijas, pamatysite išraiškas suaugusių žmonių, tai tokie nevaikiški veidukai. Jie yra labai stiprus.
Žmogaus galimybės neišmatuojamos, taip pat ir naujagimių. O kartais suaugęs tiek nepakeltų, kiek šie kūdikiai, sako profesorė Drazdienė, kurios vadovaujamas neonatologijos centras pernai paminėjo 20-metį. Praėjusiais metais lapkričio 17 pirmą kartą Lietuvoje paminėta pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Ir pirmą kartą šiems ypatingiams vaikams sukurtas simbolis. Viskas prasidėjo nuo tiesiog apskritimo. Kodėl dominuoja šiame ženkle apskritimas? Dėl to, kad pasaulis yra apvalus ir begalinis, tai simbolizuoja pasaulį. Apskritimas yra pilnas gyvybės, tarkim pasaulis tai yra gyvenimo ratas. Toliau apskritimas dominuoja ir gyvybės užsimezgimo formoje, nes ląstelės sandaros schema simboliškai susideda iš apskritimų. Taip pat toliau einant, gyvybės atsiradimas siejasi su motinystė nėštumu. Apskritimai simbolizuoja du žmonės – motina ir jos įsčiose augantį kūdikį. Tada gimsta kūdikis. Šį pasaulį išvysta dar vienas žmogus – mama ir jos vaikas. Tačiau kai kurie kūdikiai gimsta anksčiau. Kūdikis simbolizuojantis mažasis apskritimas yra neužbaigtas. Tai paraleliai simbolizuoja kūdikio neišnešiotumą. Tad iš visų šių prasmių ir gimė šis ženklas, kas simbolizuoja pasaulį, motiną, gimstantį kūdikį ir betarpišką ryšį tarp motinos ir vaiko. O ta punktyrinė dalis simbolizuoja būtent jo tą laikiną neišnešiotumą. Ir dar, paskubėjusi į šį pasaulį mažylių tėvai Lietuvoje būrėsi į neišnešiotų naujagimių asociaciją, vienisančią šeimas, medikus, visus, kam rūpi padėti, nuo politikų iki rėmėjų, kad šie vaikai taptų visaverčiais visuomenės nariais, kad per anksti gimusių naujagimių tėvai žinotų, kad yra ne vieni. Viena, ką mes kaip tos srities profesionalai sakom žmogui. Kitaip žmogus girdi, kai jis kalbasi su tokia pat mama, su tokiu pat tėčiu, kurį buvo ištikusi tokia problema. Ir ta patirtis, kurią praėjo šeimos, kurios turi neišnešiotų naujagimių, ji tikrai yra labai svarbi tiems, kuriems gimsta vaikutis prieš laiką. Nepaisant visų technologijų, visų norų, kad vaikai gimtų laiku, dėja kol kas taip neįvyksta ir matyt, kad greitų laikų neįvyks. Svarbu, kad mes sugebėtume suteikti pagalbą toms šeimoms ir sugebėtume išlaikyti neišnešiotus naujagimius gyvenimui ir kad sugebėtume juos išlaikyti gyvenimui su kuo mažesniais liekamaisiais simptomais, kad jie galėtų augti, būti ugdomi normaliai, taip kaip ir visi vaikai. Su tokiais palinkėjimais sėkmingai augti ir bręsti atsisveikiname ir su Augustinu, mūsų mažuoju, bet labai stipriu herojumi.